dunda mūsų geležinkelis, nieko, va, musikojom kitam. Važiuojam į Palangą, nežinau kaip čia bus, daug pažįstamų sutiksiu, šiaip ir daug turiu, nes 4 metus išdirbau tenai Palangoj. Visus žygis iš Mažeikių, ilgą laiką gyvenu jau Ispanijoje, dirbu. Tokia buvo svajonė, baigus 12 klasių, išvažiuoti, užsidirbti savo mokslams. Buvo džiaugsmo, tokio džiaugsmo filmas čia, čia toksai įdomu, bet paskui tai kažkaip ir atidėjau, tai galvoju, kad čia nebereikės, bet vis tiek. Paskambino ir bilietai užsakyti ir grįžau. Laivelis sukos be irklų ir tu sėdėjai prie manęs ir skynei vandens lelijas. Ir tu sėdėjai prie manęs ir skynei vandens lelijas. Iš meilės ranką suspaudei ir man žiedelį perlaužei. Labą dieną, turit ką nors? Vienam čia? Keliom. Man čia iki sekmadienio reikėtų. Sekmadienio. 150 kambarys. Kambarys 150? Čia gali būti vienas, gali būti. Bet čia kaip išeina. O čia nieko draugės irgi nieko. Palauk, kiek jūs galite? Kiek? Aš su atskirų dušų turiu. Не клубус, а и женщины, буду порой. Atskiras dušas, atskiras įėjimas, o čia bus. Malūno. Malūno gatvė čia. Nu, bet ten, netoli. Bet čia nuo jūros irgi kilometražas, man čia... Nu, koks ten kilometražas? Iki Vytauto, žiūrėk, va centrinė gatvė, nu ir kas? Va centrinė gatvė. Ir ką iš čia prašot? Aš nežinau, kiek tu gali mokėti, aš dėl to ir klausiu, atskiras. Ne, aš noriu... Dviese gali migoti, dviese ten sofa, lova. Ne, aš vienas. Tak vienas, o paskui draugai atvažiuos, būsi ne vienas, bet mes patikrinsim vis tiek. Nu jo. Kokia 80 galim. Vis tiek atskiras tualetas, tai atskiras įėjimas, užėsi, išeisi ir viskas. Jo, nu aš da pažiūrėsiu, da prasuksiu ratuką, į kas čia turėsiu omeny. Nu, duosiu, gerai, duokit numerių. Vis tiek aš dabar pamiršau, kad laisvą pas mane. Nu, okei, dėkui. Vat man čia buvo pirmi metai, čia burėkų, gavau skambutį, buvau Mažeikiuose pats. Galvoju, draugelį skambutį, nes jau čia močiutė gyvena netoli irgi ir va, sako, turiu darbą. O aš kaip toks už Mažeikius užvaldęs, niekur nevažiavęs, tai iš karto, kad nepasilik dar kokiai vasarai. Tai čia darbelis, jų atvažiavau, į Žaliąją vilą, čia anksčiau stovėjo. Ir ką čia burėkų verslas, aš ten pardavinėjau. Tai sakau, virtuvėlė buvo, tai kad reikia, čia burėkai viskas vykdavo kepimas virtuvėje, tai mes pro langą šokdavom, nes neleidavo šefas mūsų užeiti į tą virtuvę, kad neapipiltume kokių virėjų. Pats kepimas, aš nežinau, ten guli lovą jau užuodytas marvę čia burėko. Tai sakau, šokį iš lovos, tai nereikia, kad žadintų. Tai ir va, prisikeliam ryte ir į pležą. Tai nieko, čia burėkai. Iš tikrųjų. Kaip ir valgiam, bet kaip ir ne, nes smėgdavom į nugarą. Žiaurus jie. Nieko būdavo dienų, kad jie skanus, bet tokias dienos būdavo, kad gal kefyro prigalėdavo, moteris, virėjas. Tai, sakau, tai čia burėką, tai ir bijai nešti, nes įsinešiai, padavėjai ir pro šalį daugiau nepraeisi. Kaip man gera? Atsisukit su manim. Respekt. Va, aš irgi myliu jūs. Futbolas, krepšinis, tenisas. Rankinis. Prekiaučiau burėkais, tai, kaip pasakyti, tokia baimė buvo, o daugiau tokia gėda buvo. Nes daug jaunų panelių, viskas jaunos panelės, tai toks prikalas buvo irgi. Guli panelė plikais papukais, tai ateik čia. Tai atėjau dar tokia pan
Sako, nieko tokio, kad aš čia nuoga. Tai nieko, tai vis tiek užvelgiau. Ne, tai gėda iš tikrųjų dėl tų, tokių jaunų žmonių, kad vis tiek mieste vaikštai čia gyveni, kad sutiksi ir kam patiks, kad čia tu kažkai čiabureką stumdai, medinį. Nieko. Net darbas nepatiko, tikrai nepatiko ir gal nelinkiu net niekam. Vat kaimynė, tai aš nežinau, va čia iš tikrųjų ir galim pašnekėti su ja. Aš čia gal ir pats matęs kelis kartus, tai nepyks mus pamačius. Labą dieną. Nusveikėt. Kaip sekas? Tik dar reik mane nupudruoto paskui. Nieko. Pudruosim dar, ponia Marija? O šitą berniuką gal atsimenat? Aš jūs ne vieno nežinau, tik žinau, kad triukšmavot. Nelegalai buvot su savo čiaburekais. Nuvažiuodavot pliažą, prekiaudavot, pardavinėdavot nelegaliai čiaburekus, o paskui už tuos gerdavot per naktį siusdavot. Aš pamenu, kad slermą keldavot su savo kleckais ir viskas. Aš polisiautai skūsdavos, aš eidavau jūs skoliuot. O jūs su pinigais ateidavo pas mane. Mano tėvai iš tikrųjų vargingai gyveno ir man motina pasakė, kad tipo susiras darbą vasarą pati užsidirbt, mokyklai viską. Ir aš jau iš tikrųjų nuo 13 metų pradėjau dirbti. Ir kažkaip nuo tos metus, 17 metų, aš laikraštį pamačiau skelbimą, kad siūlo darbą pajūry. Pasiskambinau viską. Ir pasakė, kad ten taip prekiau čiaburekais ten. Aš kaip ten nieką nepažįstu, aš prisistačiau kaip Asta, dėl to, kad man Asta vardas labai patinka. O to kartą likau čia, taip ir galima sakyti, esu čia. Man labai patiko ir kiekvieną sezoną aš stengiuosi atvažiuoti. Taip. Ir taip tas vardas prilipo, kad atvažiavau ir Asta prilipo. O šiaip tikrasis vardas yra Vaida. O man patinka pliaže prekiauti. Tai gaila, kad policininkai galėtų išduoti patentus. Tai dar dirbčiau ilgai. Į kadrą nereikia mūsų. Mes darbo metu dirbam. Pagavo jie mane. Irgi dvi mergas buvo ir vienas bernas. Ir laikė už termosą, tiesiog nepaleido. Ir aš galvoju, ką čia aš priešinsiuos, ėmiau ir pabėgau. Ir palikau tą termosą ir nebesisatskaliuoju visais. Paskui ant rytojaus dirbu. Ir prie tilto žmonės paprašė čiaburekų ten, keptos duonos. Ir taip gausi, kad žiūriu, ateina žmogus. Bernas toks. Aš mergų nemačiau tų menčių. Ir paskui taip bernas tą pagrebė termosą. Ir mergas prieėjo, sako, ką atpažįsti, sako, žinai, tipo pažymėjimą vėl parodė, žinai, sako, einam, sako, kur einam, sako, aš niekur neįsiu, sako, ko čia pristoji, žinai. Aš bandžiau dar grumtis, bet taip gavosi, kad pasiskambino tam su pareigūnui, kur su uniforma buvo, atėjo ir įsivedė. Da bandžiau, kai vedėsi pro tiltą, bandžiau pabėgti, bet nepavyko. Kur yra? Važiavo? Taip, gatvė. Manis komisaras žiauriai nemėgsta ir todėl šiandien taip gavosi, kad jisai iškėlė visas bylas visų metų, kurias aš dirbau visų metų ir padavė teisėjai. Ir todėl mane nubaudė šiemet žiauriausia bauda. Ką teismai? Davė 1000 litų už tai, kad prekiavau ir 300 už tai, kad su policininkais priešinos. Ir sakė, atidirbti viešuosius darbus reikės. Suskaičiuoti. 16 čiaburekų. Aš daugiausia į kuprinę įsikraunu 15 alaus, 20 duonas ir maždaug 50 čiaburekų. Tai yra sunku. Tai yra po smėlį žiauriai sunku vaikščioti. Būna, kad taip
Išeidinėja žmonės, eini pro šalį ir išeidinėja, bet eini ir praeini, jau nekreipi dėmesį. Taip va, visko būna, kad va, pasišneki su kai kuriais žmonėm, ten pabendrauji. Bet taip labai retai kada būna, bet vis tiek įdomu man po pliažą bėgioti. Ačiū jūras kažkaip, daug žmonių. Alo. Oi, žinok, alų pardavai? Gerai, vien žodžiu, aš tau paskambins, kai jau važinės pas tave, gerai? Nes dabar čia su čeburekais šakės, čia astai 40 turi iškėp. Dar turi 5 žmonėm, dar 5 neišėja net į pliažą. Ne, greičiau. Nu, pusvalandukas kažkur. Aš tau paskambins, kai važiuosi už cechą. Ir tau kiam? Gerai. Dai. Aha, dai. Kepam duoną mes čia, kepam čeburekus. Tos čeburekus žmonėms siūlom. Valgo jie, vieni sako skanus, kiti neskanus. Čia kiekvienam žmogui neįtiksi. Vienam patinka aštriau, kitam nepatinka. Iš visas nori, kad būtų be druskas, kitas nori be mėsas, kitas su varške. Mes darom su mėsa, darom vidutiniškai, kad būtų normalu. Nei sūrų, nei aštru. Aš Rokas Vysbaras, man 24 bus gruodį. Pradėjau dirbti čia, laikraštai radė skelbimuką, kad reikalingi pliaže išnešiotojai, čia buvo, net jau nebeatsimenu kada. Da į mokyklą ėjau, prekiavom, dabar jau pradėjom kitaip dirbti. Dabar aš turiu žmonės, kurie dirba, kuriem galiu irgi skelbimai dirbti, man paskambins, sakys, alio, noriu darbo, prašau, atvažiuok, yra. Bet daug kas atkrenta, įsigąsta policijos. Viskas yra legalu, yra viskas sutvarkyta, higiena, viskas. Čia gali ateiti tikrinti, bet mūsų, pavyzdžiui, manęs, tenai tų darbuotojų, kurie išnešiojo, jų negali rasti, tų termusų irgi negali. Čia turim būti tik tai kepą, sudėję išvažiavo. Čia burekas galiojimas 3 valandas. O jisai pliaže kartais susibūna ir ilgiau. Ir mažiau, kartais net nereikia nei valandas, nei pusę valandas, tik išėjai parėjai, tuščias. Belia kurią minutę gali užsukti, kam nepatiko, tas atvažiuos, patikrins popierius, kaip čia dirba, kaip čia kas. Ir mes, galim sakyti, slapstamės visą laiką. Na jau, bėgiojam. Pliaže gaudo. Visur bėgam. Teko pačiam išeiti į pliažą. Pasiėmiau tą termusą, paėjau kiek aš. 100 metrų ir policija ateik čia. Iš karto pagavo, net nebebuvo kaip pabėgti. Einam į kopas, čia nuėjom, sakau, tai gal susitarėm kaip čia ką. Tai gerai, ateik pas mus, sako, viešbutį atneš, kambarį pasakė. Lauksim 6 valandą, 4 čeburekus atneš. Gerai, sakau. Nu ir paleidau, einu toliau, dirbu, visi pardaviau, pravažiuoju vakare. Galvoju, kodėl aš turiu jam nešti. Gal nueisiu, gal mane uždarys, kažkas čia bus. Nenešiau, kitą dieną jie man kerštą padarė. Tada pagavo 8 žmonės pliaže. Nu ką, ir po to teko eit pačiam šnekėtis. Ne jau į tą viešbutį kalbėtis, kaip čia viskas yra. Padaryk stalą, man pilną gėrimų, sako, galėsi dirbti. Visą laiką rašo mūsų tuos straipsnius. Čia burekai su katiena, šuniena, čia 5 pirksi, kačiukas surinksi. Tokių dalykų nėra. Jeigu būtų mes patys nevalgytume, nesiūlytume. Šiandien kas apsiniaukė. Žaidžiam su adatom. Neaišku, gali pradėti lyt, gali nepradėti. Viskas nuo to priklauso. Jeigu pradės lyt, bus nekas. Valgysim čia burekus, vakarienė bus visai šeimai. Labas, 100 metų. Tai netikėtas. Per žmonės. 100 metų.
Seni, kaip laikais? Laikausi, žiūrėk. Čia buvo reikia. Net iš Ispanijos. Nepasikeitęs žmogus. Netikėtų žmonių, O tu kaip čia, ko toks baltas? O aš tai nuspėjau nublūk, matai. Nublūk, tai gal jau kiek čia laiko Lietuvoje? Ne, kelias dienai. Tu dirbi ką nors? Biški išeina. Išeina. Bet ne taip, kaip jau seniau, žinai. Kiek žmonių pas tai 9, sakė, ne? Nebėr 9. Tu lieka. Sunku su žmonėms, supranti? Nebe tie laikai. O tai su baudom kaip? Baudas šiandien išėjo, koma 100, Sigis 100, 50, Kamilė 2,5, uždarbis tik tai 2,70, O tu kaip čia? 20 liko. Čia kam tau? Man, na. 20. Na. Tu kaip tu gyveni? Nu, tai Čia va, taip papiguškės valgai. Tai pinčiuką taip prisimenu, aišku. Tai jo, senas draugas. Nu ir kaip dirbosi tam? Net nežinau, ką čia šnekėsim vakar. Tai nėra. Kaip tau baudas? Gerai. Šiandien pagavo mane irgi. Pats. Nu, pat pagavo. Ėjau su tuš tyrimus, tapkis įsidėjau tyrimus. Pagavo. Ir ką gavai? Sako, čia reiks, aš jau 100 litų. Nesąmonė, neklium. Užtapkės. Užtapkis, nu. Prikolas ir kaip. Lėš pagavo. Bet tau ten šventoje geriau, ar ne? Gyvena, mes gal biškai geriau. Tai jo, matau. Čia alus geriau eina, šventoji čeburekai skanesni. O čia ištrauki vaflį su mėsa, o ten ištrauki jau tikrą tą rusišką čebureką, žinai. Ir čia žmonės tokie ant lytų biškai. O ten šeimom, ten alaus nieks nelabai geria, čeburekai ten. Nes vaikų daug, o negi vaikams ten alų pardamėsi. Čia va, alus į trasą eina. Niekas nepasikeitė. Nu, tai niekas nesikeičia. Nereikia keitimų, supranti? Viskas vyksta, žiūrėk, šaldytuvėlis mūsų. Gražu. Ką? Gražu. Čia atidavo šyčią, žinai. Ložinius, visą ką, orus žiūrim. Dirbsim, nedirbsim. Galim Viskas priklauso nuo to. Ne, gerai. Ir viskas aišku, ką vakarį daryti. Nu, ką daugiau galim tos parodyti. Galiu parodyti baudos čikiukus. Parodyk, įdomu iš tikrųjų. Taip? Tokie pat, žinau, visi tokie pat. Nu, pažiūrėk, kaip įsirašo. Tas pats, bet matai, nieko nesimato, va. O kur balti? Žiūrėk, kiek čia sumą parašyti. 25. 25, čia šiandieninė bauda. Bet matai, va, sąrašo, matai, ką paėmė. 3 čeburekai, pavyzdžiui, mėnos spalvos ir baltą dangčią. Taip ir taip, po to ateini, bet vasaras gali tik atiduoti. Nesodino? Už čeburekus 100. Nesodin, buvo vieną kartą pasadinį, jeigu nepilnametis. Kol neatvažiuos tėvai pasim. Jeigu neturi, kas ateis pilnametis pasim. Bet tu čia kaip ir rūpinės nepilnamečiais. O tai bratkio, anais metais irgi ką tau sakė? Ne, pats. Sako, tegotinkas. Pas ką, tipo, nu, kas man prižiūri, tipo. Nu, sako, tegotin, pilnametis atsiimt. Prakutė čia bratkis tavo? Nu. Irgi atsivedė į pliažą. Nu, tai ką darysi? Giminių verslas daro. Reikia. Taigi žinau, kad geri pinigai. Tai dar vienas brolis buvo, sakė, tai irgi. Nu, tai atvažiuosi, manau, irgi. Visą šeimyną, mama, tėtis vėliau. Diržiuką šoferį. Aha, užmiršai. Tyliai, nepamyksnama protų, man nereikia diržo. O išverkit, aš nesuprantu. Kaip man žiūrėjau. Taigi galėjai tiesiai išvažiuoti. Ne, aš noriu pračiau važiuoti. Ai, aplinkeliais daugiau pavažinėjai. Jis kaip sėkis Ispanijai važinėjai. Aha, kito eismo pusė. Važiuojam į buvusį cechą. Į Nigerių kvartalą, kitai vadinamą. Pažiūrėsim, kaip pasikeitė, nepasikeitė. Pasigūti, vakar buvau, viskas tas pas. Nieko, gal aš Fanėra užkalti langai. Aš tai nemačiau, man tai įdomu pažiūrėti, kas ten gera. Va. Kas čia atsimeni buvo? A, tu tą bokštą atsimeni? Jo, aš lipdavau į tą bokštą. Pasižiūrėti orų? Orų pažiūrėti, jo, ir debesis pareina. Debesis atpluk, neatpluk. Vienu žodžiu.
Čia palapinė buvo ir mūsų virtuvikė. Tai ir ten buvo mūsų Nu jo, tai ten vėliau. Sveiki. Viskas. Ne, neįs. Žakin. Kas čia buvo? Čia kepykla buvo. Kurios valgo čia burėkus plėži. Čia kepdavo. Atsimeni, kai čia prie stalo sėdėdavai ir rašydavai. Čia stalas buvo, atsimenu. O taip linksminasi žmonės Palangoj. Prisivalgo čia burėko, alaus prisigeria. Štai ir vadinasi Nigerių kvartalas čia. Čia būdavo palapinė. Palapinė, pora šaldytuvų, alaus. Ir kas čia virėjas kepdavo viduj. Tai čia pasislėpė. Nes kartais ir mentas ateidavo. Sakė, čia apmokėdavo. Čia gera vieta iš tikrųjų. Čia Tai aišku gerai, pažiūrėjau, policija mato nieks. Čia pasikrovo viskas, iššokai ir bėgi į pliažą. O kai kepdavom čia skaityk iš visgi. Zik, čia brėku. Pro ten atbėgi, pro žuvėdrą arba pro čia. Dabar ten irgi kelią užtvėrė. Irgi raganosis. Šis viskas žlunga čia brėkai. Viskas paskutiniai metai arba kitą metą, paskutiniai bus metai. Daugiau nebebus. Mūsų gyvenimas baigėsi. Era žlugo. Čia burėkai. Čia burėkai baigėsi. Gerai, čia burėkininkai, kad gyventų toliau, kad 100 metų dar čia burėkininkai gyventų. Nu, išgeriau. Na ir taip, panelė Laimė, bei visas čia burėkininkų kolektyvas. Sveikina vienas kitą su gražia vasarėlė. Šiandien džiaugiamės, kad jūs pas mus svečiuose. Visiems geros nuotaikos, na ir siunčiame šį muzikinį kūrinį. Arba čia burėkų. Aš nemėgstu kamerų, supranti šitą ar ne? O tai galvoju, aš mėgstu. Aš nemėgstu kamerų, man tai nepatinka. Tai vis tiek kokį savo, mes iš galo. Ne. Tu moki labai gražiai rakytis. Tai taip genai. Aš kaip moku rakytis, tai taip negalima. Gerai, aš papozuosiu. Negalima šitaip, neįdomu šitaip. Įdomu, žinok. Ne, neįdomu.